nokautuota dabar tu nuo tų žmonių, jie tave stipriai sužeidė, apgavo, galbūt pinigus paskolina, neatiduoda, galbūt išdavystė, taip, žmogaus išdavystė, didelė išdavystė, kažkokie tokie nesusipratimai, darbe nesusipratimai, po kurių tu negali niekaip atsigauti. Ypač žinot, kaip darbe reikia išeiti iš darbo arba darbą prarandi, tai yra toks skausmas didelis atrodytų, taip kaip galbūt jūs ilgus metus ten dirbo tame darbe ir reikia išeiti iš to darbo ir nežinai, kurią kryptį dabar pasirinkti. Tai mano puslapyje lana.lt skiltyje astrologija yra asmeninis astrologinis horoskopas. Jūs galite įsigyti ir per jos prizmę pamatyti, kokią kryptį pasirinkti, kur uždirbti daugiausia ir kaip iš naujo sukurti arba atrasti santykius ir kokie jums santykiai yra tinkamiausia. O tai yra, neskubėkit, korta sako, nepriminėkit kažkokių greitų sprendimų. Dabar toks laikas, kaip norėtųsi, kad jūs atsigautumėte šiek tiek nuo tų sunkumų. Taip, liūdėsiuko daug ir reikia keltis. Taip, liūdėsiukas, jūs dabar tokiam liūdėsiukė ir nematot savo laimės tos, kurį dabar eina jūsų gyvenimą. Taip, bet tam, kad pamatyti tą laimę, reikia kažką daryti. Žiūrėkit, reikia siekius naujus kurti. O jūs, koks žmogus gali tokioje būsenoje kurti kažką? Taip, tai reikia keltis ir daryti. Nežinot, kokį pirmą žingsnį padaryti. Dabar, čia ir dabar, tiesiai šviesiai, rašykit man asmeninę žinutę. Ir mes užklausim kortų, koks tas pirmas žingsnis turėtų būti čia ir dabar, kad pasiekti rezultatą.